Taigi 22 uždavinys – tikimybių. Martina 10 gėlių pasodino į skirtingų spalvų vazonus. Vienas iš tų vazonų buvo mėlynas. Dabar Petras pasisiūlė, ar kažkaip kitaip ten buvo pasakyta sąlygoje, 6 gėles palaistyti. Atsitiktinai pasirinkti ir jas palaistyti. Ir dabar pirmoje dalyje klausia, keliais būdais Petras gali pasirinkti tas 6 gėles palaistymui. Tai čia eina kalba apie 10 gėlių, iš kurių mes turim sudaryti rinkinį iš 6 gėlių. Rinkiniuose tvarka yra nesvarbi. Kodėl nesvarbi? Tai galim tiesiog mąstyti taip. Visos gėlės nuo 1 iki 10 yra sunumeruotos ir ar mes parinksim 1, 2, 3, 4, 5, 6 gėlės, ar pavyzdžiui 2, 1, 3, 4, 5, 6. Aš tiesiog sukeičiau vietomis gėlių numerius, vis tiek mes turėsim tas pačias 6 gėlės. Taigi rinkiniuose tvarka yra nesvarbi, todėl mes turim apskaičiuoti derinių skaičių. Derinių iš 10 po 6. Na, čia tikriausiai formulę mokat, galima skaičiuoti štai taip. 10 faktorial padalinti iš 6 faktorial kart 10 minus 6, 4 faktorial. Ir tai yra 10 kart 9 kart 8 kart 7 ir kart 6 faktorial. Taip, reiškia, palikau likusią sandaugą kaip 6 faktorialą, kad prastinti su vardiklį esančių 6 faktorialų ir kart 4 faktorial. Ir čia tuomet apskaičiavę mes gauname, kad tai yra 210 būdų Petrui pasirinkti tas 6 gėles palaistymui. Dabar antroje dalyje prašo apskaičiuoti tikimybę, kad būtent mėlyname vazone auganti gėlė nebus palaistyta. Taigi, sąlygos kontekstą, jeigu pasižiūrėti, situacija buvo tokia. Petras renkasi 6 gėles palaistymui ir kai jisai palaisto, viena būtent mėlyname bus nepalaistyta. Tai tuomet iš viso variantų yra tas pats skaičius, nes kaip ir nagrinėjama ta pati situacija, Petras pasirenka tas 6 gėles, tai būtų C iš 10 po 6 ir lygų 210. Na, panašia ideologija turėtų būti vadovaujamasi ir skaičiuojant palankius variantus. Tai reiškia, mes turim apskaičiuoti, kiek galėsim sudaryti 6 gėlių rinkinius, kai į tuos rinkinius neįeina būtent to mėlyno vazono gėlė. Tai rinkiniai bus sudaromi iš tų likusiųjų 9 galimų gėlių. Tai tada palankus variantai būtų C iš 9 po 6. Tai čia nebekankinsiu tų faktorialų rašymo, tiesiog iš karto rašau, kad tai yra 84. Ir tuomet apskaičiavus įvykio A tikimybę, kad mėlyno vazono gėlė bus nepalaistyta, tai bus 84 variantai iš 210 galimų. Suprastinus gaunasi, kad tai yra 2/5. Taigi tikimybė, kad mėlyname vazone auganti gėlė nebus palaistyta, yra 2/5. O dabar trečioji daly prašo apskaičiuoti tokią tikimybę. Ai tiesa, dar kas duota? Duota, kad tikimybė, kad palaistyta gėlė prigis yra 0,9, o kad nepalaistyta prigis 0,3. Ir prašom apskaičiuoti tikimybės štai tokio įvykio, kad mėlyname vazone auganti gėlė prigis. Tai dabar kokia situacija čia gali būti? Tai reikėtų panagrinėti taip. Reiškia, vienas variantas, kad Petras tą mėlynam vazone esančią gėlę palaistė ir tuomet jinai prigyja. Arba jisai tos gėlės nepalaistė ir ta gėlė vis tiek prigijo, nes tikimybė nėra lygi 0, kad ta gėlė ir nepalaistyta prigis. Tai va, tai dabar ta ideologija remiantis ir pabaikim išspręsti šitą uždavinį. Taigi, pirmiausia, imkim, kad mėlynam vazone gėlė nebus palaistyta. Tai bus tikimybė 2
o kad nepalaistyta gėlė prigis, tikimybė yra 0,3. Tai kart 0,3. Tai va, nepalaistyta ir prigis. Arba ji bus palaistyta, ta mėlyname vazone esanti gėlė, tai tikimybė bus 3/5. Tai yra priešingas įvykis. Tai bus 3/5 ir kad ta palaistyta gėlė prigis, tikimybė yra net 0,9, tai kart 0,9. Ir dabar belieka šias dvi sandaugas apskaičiuoti, sudėti ir gaunasi atsakymas 0,66 arba 33/50.